Labas. Nemielasis. Kokiam tu stovi, Kamilė? Mano stovis, mano reikalas. Kaip noriu, taip stoviu. Va, stoviu. Ir ko nori? Tu ką, į vidų net nepakviesi? Sakyk, ką nori ir eik. Šiaip rašiau, tu ir skambinau. Tik kad tu nekėlei. Daiktų atvažiavau. Tu matau ne viena jau. Šaunolė? Greita? Kamilė, ten parkas kažkokias, man ateit? Ne, gerai viskas. Kiti iš mūsų dar greičiau sukasi, ne? Ypač ant sparingo, ne? Aš daiktus tavo rytoj atnešiu į darbą. Supratau? Gerai, kelio. Davai. Oho. O ko tu čia? Kamilė man skambina. O to telefonas buvo išjungtas. Tai kažkaip pamaniau, kad... Pagalvojai. Nebe viena jau. Rimtai? Aha. Su kuo? Neklausiau. O tai ką, jūs nebe kartu? Mes ne. Matai, man atkart jau pasiim. Aišku. Aišku. Nu tai ką, jeigu tokia proga gal... Išgerim? Žinai, mane. Aš šitais reikalais nelabai žaidžiu. Žinau. Bet gal vis tiek dėl kompanijos. Na, nesilauži. Nu, nebent tau kompaniją palakysiu. Okay. Mistika kažkokia. Kažkokia bobo mane kai locha varinėja. Ta daryk, ta nedaryk. Kaip tu čia per pornuchą žiūri, a? Ne pornucha, čia pažinčių saitai. Dirbu, ieškau mums darbuotojų. Ir daug radai? Nu, yra variantų. Žinai, susirašinėjai teikiu darbo pasiūlymus. Oi, blin, darbdavys atsirado. Tu geriau pagalvok apie tą mergą, kur Samantą paėmė ir mums neaiškiai skolai paaišė. Tu ką čia galvojat? Tai ką mes būtume su jos kūnu darę? Ką, sriubą išvyrė, tu šonkę padarė? Nu, tai nėra kūno, nėra problemų, viskas šik. O tu nemanai, kad problemas dar tik bus? Nu, kaip bus, tada ir galvos. Žiūrėk, šitas saldainiukas, ne? Kaip tu iš vis galėjai apie mergas galvot dabar, a? Man tai dar iki šiol šiurpas krečia, kai ta durkla mane gerklė įkišo. Kaip kokie kamerandijas iš Bill Kilo. Iš Kill Bill ir ten buvo Uma Thurman, balvonė. Koks skirtumas, Turman, Šmurman? Na, davai geriau man miltų paprastyk. Apsėsidžiadėjau. Girdėjai, ką sakė Thurman? Aš nuo miltų neadekvatus. Nu tai tu neadekvatus, man tai gali paprastyti. Nu tu neusidirbai. Užsikilės, Valera atėjo, ką tik parašė žinutę. Nu tai tau parašė, ką žinau, kas ten atėjo. Tai. Kaip gerai. Nu, sugrįžk, Raimonda, kur tu čia dabar svajoji? Kas tau? Kas tau yra? Tu tik pagalvok, ne? Kas? Jisai mane seka. Nu, kas tave seka? Raimondėlė, lelijėlė, kas tave seka, kas neleidžia būti mano gražiai kompanijoje? Su manim. Romkas Tatkus, tas šiknis. Romas Tatkus? Nu, tai ko jis nori? Manęs jis nori. Nu, tai jį galima labai suprasti. Jisgi vyras. Kas gali nenorėti tokios gražios, puikios, kaip tu. Klausyk, tai tu gal jį namo pasikvies pas save. Ir aptarkit mane iš vyriškos pusės. Klausyk, nu. Raimonda, aš pajokavau, o tu rimtai priėmi. Nu, kas čia?
Nereikia man tokio jokų. Man reikia tvirto vyriško užnugario. O jeigu tokio nėra, tai... Yra, brangioji, yra. Klausysiu tau. Būk sveika. Yra. Klausyk, Vladai, atstotum tu. O kas yra? Kas yra, brangioji? Jėzus Marija. Brangioji. Nieko nesakyk. Nu, klausyk, nepasakyk, kad galva skauda tau. Kaip pasakysiu? Kodėl? Ir dar kaip skauda, ir dar labiau skaudės, jeigu tu manęs nesuprasi. Jis aptaškė. Palauk, rimtai pakalbėti. Tai tu nori, kad aš tą Romą Statkų, vadinasi, į vietą pastatyčiau? Taip, pastatyk. Tai ką, jį užmušti? Užmušk. Nu čia dabar. Ne, tu rimtai kalbi. Kuo rimčiausiai? Nu, nieko savo. Oi, Raimondėlė, lelijėlė. Yra problema, vyrai. Pas mus irgi jų yra. Mano problema šlapias. Na, žinok, pas mūsų karaliai ir nesausus. Nu, Samantą radom. kokia Samanta? Nu, ta, kur pas kokius klientus aptarnavo. Ir kur Samanta? Užsimušė. Pala. Banditai, broliukai. Jūs Samantą gyvą radot? Taip. Tai kada, kur ir kaip jie užsimušė? Po to, kai radom. Aišku, kad nieko neaišku. Karali, pabandyk truputėlį miltelių gal. Karolis nebarsto. Kodėl? Jie mama Turman pasakė, kad ant koks jis neadekvatus. Aišku. Sudėk mane, jeigu išgyvensiu tą beprotišką naktį. Ir įjung telefoną tam durneliui burokui, nes kitaip aš išprotėsiu. Ir dar Tuma Turman man prie gerklės durklą prikišo. Žinok, taip peržiūrėjau, kad vos neapsišikau iš tikrųjų. Kavalierą meldėsi? Galvoji, kad padės? Nu va, patėjo. Labas, burokai, kur dingęs buvai, ką? Su kuo? Kamilė, nu, sveikinu. Varyk čia greičiau pas Karolį į akvariumą. Ką, pasikalbėti ir apie ką? Apie Umą Turman pasikalbėsim. Pats tu girtas, varyk tik tai greičiau. Klausyk, Vasiliauskai, kad tu pamokai naivolį Švarcą. Žinoma, ačiū. Bet tu man turi paaiškinti 2 dalykus. Kur dingo mano seifas su dokumentais ir kodėl tu buvai susitikęs su Rusijos rezidentu. Tu manei, kad mes to nesužinosim. Tu idiotas esi, Vasiliauskai. Klausyk. Baig tu man rašinėti ir tai viskas aišku. Bandėjai tepti slides, taip? Tu pagalvok, Vasiliauskai, kam tu ten reikalingas? Klausyk, Vasiliauskai, jeigu tu reikalingas, kažkam esi reikalingas, tai tik man vienam ir tai šiek tiek. Klausyk. Padarom taip. Tu sėdi šitoj troboj savo ir tyli, neblefok, ne vietoj ir ne laiku. Ir nerašinėk šitų nesąmonių, kaip koks Flemingas apie Jamesą Bondą. Aišku, ir surask mano seifą. Kaip nori, bet jį surask. Ai, Vasiliauskai, kaip tu gadini mano gyvenimą. Tu mano gražiausiai. Dieve, aš tave bučiuočiau. Vladai! Palauk, Vladai! Klausyk. Oi,
Jėzus Marija! Vladai, daryk, ką nors ten kažkoks banditas! Jis tavo mašiną daužo, Jėzus Marija! Kas tau su nugara? Klausyk, o tu šautuvą kokį turi? O jeigu jis į namus brausis? O tu. Čia dabar. Stok! Stok, sako! O tu. O tu velniava. Pagaliau sulaukiam. Vyrai? Ir ko toks laimingas? Jis mentė patarkė. Užvertė. Užvertė seksualinio aktų metu abipusių sutarimų. Nu, maladėts, respektuha. Tai mes, ką, tipo, dabar turėsim informaciją, kas duodam saugo, ten biškinę kažką, ne? Turėsis, kas jau informacija. Dėl to Ne, nu kas ne taip? Viskas taip, tu man apie Umą Turman pasako, kas čia vyksta. Kad ten pasakot, nu, turbūt, tiesiog Karolis tai pavadino. Ką tokia? Nu, tą, kur Samantos lavoną paėmė ir dar banginį prie kaklo durklą pridėjo. Matai, kiek čia reikalų atsitiko, kol tu Kamilę tenkinai. Tos mintis vardas Kamilė. Nu, Kamilė, tu man apie Umą Turman pasako. Nu, nėra, kad ten pasakot. Nu, tiesiog, nu, paėmė mūsų Karoliu patvarkė tik, kad be jokių susitarimų ir be seksualinių ten kažuotų. Ne, nu tau, žinok, beveik buvo. Nu, tu sadomazo toks. Ne, nu jo, jinai tokia kieta merga, nu rimtai, nu, ta prasme, viskas normaliai. Nu, žodžiu, atsiunti mums Maksas numerį, kekšės, tipo Samantą. Mes negalvom, kad ten mūsų Samanta. Mes susitarėm, nuėjom su ja susitikti, o jinai mus pamatė, bėg, mes paskui ją, jinai pist per balkoną iššoko, nebėra Samantos. Mes stovėm, kasum galvą su Karoliu ir išdygsta ta merga. Karolis sako, čia Uma Turman. Aš sakau, ne, nu čia Cameron Diaz. Ką jūs kalbat, kokią Cameron Diaz? Nu, Karolis ją tai pavadino. Nu, čia ta, kuri Samantos lavoną paėmė. Aš tai iš vis nesuprantu, kam tą lavoną jim. Čia tikrai koksas? Man jau pusę valandą šitą brėdą jokavo. Aš viską mintinai išmokau. Jūs vyrai kažkokias Hollywoodo pievas išplaukėt? Tu davai dar ką papas, nesuprato. Klausyk. Padėk tu tą šautuvą, dar nusišausi. Tai kviesti mentus ar ne? Kaip tu nori? Ką aš norėjau su tim gražiai vakarą praleisti, o ne šaudyti čia. Klausyk, o jeigu aš jį sužeidžiau, ką? Jisai ims ir nukraujuos. Nukraujuos, paskui užsilenks kur nors patvory. Ne, šitas nenukraujuos. Kodėl? Patyręs. Kodėl tu taip sakai? Čia Romkos Tatkaus žiedas. Čia jisai tavo automobilį daužė. Romo? Statkaus? Ne, man tai vis tiek reikia iškviesti. Mentus reikia iškviesti, aš turiu įvykį, draudimą įforminti. Lauk. Žiedo mes jiems nerodysim. Aš šaudžiau į viršų. Tu taip pat tvirtinsi. Supratai? Va taip. O šitam Romui Statkui aš nusuksiu jam galvelę. Supratai, apie ką kalbėjo banginis su Karoliu? Kažkoks vėjas neša. Tai man dukra Rūta. Kas ta Turman? Jo. Nu tai ką, Tai kas mums iš to, kad čia tavo dukra? Kažkokia negera nuojauta. Rezga kažką dukrelė, kažkokius žaidimus žaidžia. Man tai užgryso. Nu tai tu neįsitraukti tą žaidimą. Kad jau įtrauktas. Nori tu ar nenori. Nu Valera, ne pirmas kartas, išplauksim kažkaip. O tu su ta Kamilė vieną kartą arba daugiau? Nu ką, aš žinai kaip sako, sena meilė. Nerūdėjo, tai gal bus ir antras kartas. Jeigu antras kartas bus, gal tu kažkaip atsargiai paklausinėk, gal išplauks kas nors apie mano dukrą ar... Apie dukrą, tai aišku, be problemų, brolau.
neskaudėtų, neskubėk, prašau, daryk tai iš lėto, lediniais pirštais suspausk mano sielą, perplėšk venas, tegul kraujas bėga, tegul kraujas bėga, tegul kraujas bėga, ryte už lango kris pirmas sniegas, atmerktas akis nematys jau nieko, sustingusios rankos nepalies gitaros, ant veido voratinklį nupins svoriukas mažas, išdžiūvusios lūpos neištars nė žodžio, aš eisiu tuo keliu, kurį tu man parodėjai. Tuo keliu, kurį tu man parodėjai. Tuo keliu, kurį tu man parodėjai. Anonimas, sakai. Ok. Tebūnie anonimas. Ir ką tu anonime? Eilinis feikas? Ar kas rimta? Opa. Tu anonime žinai apie koganus? Apie teisėjo mirtį? Gal tu mane ir sudominai? Labadiena. Šiaip žadėjai daiktus šiandien atnešti? Sorry, pamiršau. Aš manau. Ne tavo čia reikalas, Artūrai Pociau. Supratai? Atnešiu aš tos tavo daiktus. Nesiparinku. Aš ir nesiparinu. Šiaip keista tiesiog. Ok, viskas dirbam, ok? Žodžiu, pramušk man šitos mašinos numerius. Foto tau permesiu. Gavai? Romai, tu į darbą ruošies ar ne? Valdemaras sakė, kad tau skambina, tu neatsiliepi. Kas yra? Sergu aš. Tėvai, niekur aš neįsiu, nebent pas gydytoją. Tu sergi? Jo, sergu. Koja, susižeidžiau, uždegimas. Tai susižeidė ir uždegimas. Ką žinau, pas gydytoją nueisiu ir pasakys diagnozę. Tik dabar pradėjai dirbti, jau biuletenį nori. Seni!